teisę organizuoti pirmąją šio susitikimo ataką. Kristupas Žemaitis dabar atsakingas už ją. Pats atakuoja krepšį ir sėkmingai. Ta daro Kristupas Žemaitis. Pirmieji šio susitikimo taškai priklauso būtent jam. Maksimaliai apsunkino gyvenimą savo varžovui. Ir kitoje aikštelės pusėje jau Wolves ataka Kristupas Žemaitis. Taip pat vienas pats nieko nepadedamas. Įveikia dabar varžovų gynybą. Tęsiasi čia ataka. Berčka pagazina, kad mes, tačiau pasirenka prasiveržimą ir čia viskas pasibaigia dar geriau, nors Arnas Beručka savo metimo nepataiko, kamuolį puolime atsikovoja. Dar kartelį šis epizodas. Čia vos nesuklydo Wolves, tačiau kamuolį išsaugo vilniečiai. Kozys, jau mažiau nei 5 sekundės atakai, Kozys iki galo pats, taškų nėra, bet pats ima kamuolį Vitalijus Kozys. Žaidėjo vaidmens. Beručka, jo reidas ir grūda kamuolį iš viršaus. Eigimantas Miniotas. Po krepšio taškų nepelno, tačiau pats ima kamuolį. Ir galiausiai Kristianas Mekolu atidaro savo taškų sąskaitą. Paskutinė minutė. Tiksi pirmajame kėlinyje Kristianas Mekolu. Pelno dar 2 taškus. Skundžiu svečių atakai. Regimantas Miniotas iš toli atakuoja krepšį ir tą sėkmingai daro Regimantas Miniotas. Kevičius vėl nemeta Kristianui Mekovulu. Įmetamas kamuolys arčiau krepšio ir pastarasis pelno taškus. Pranašumai į savo pusę. Beručka. Kozui. Žemaitis. 3 sekundės atakai. Kristupas Žemaitis. Visiškai laisvas. Atakuoja krepšį iš toli taikliai ir vėl +3. Ir tą tolimą metimą kūrė kol kas turbūt gražiausią šių rungtynių epizodą, bet dėl pražangų bus priverstas šiek tiek pasilsėti. Dabar jis, čia Kristupas Žemaitis. Perdavimas nepasiekė adresatą, o kitoje aikštelės pusėje apmaudžiai klysta. Pasvalio Pieno Žvaigždės ir šią klaidą jau į taškus konvertuoja. Vilniaus Wolves, čia Turmanas. Greitajame puolime. Beručkai. Tęsiasi Wolves ataka, čia pražangos nėra. Ir 2 taškai, kurias pelno dabar Vitalijus Kozys šio vakaro rungtynėse. O kitoje aikštelės pusėje yra Arnas Beručka. Viską padarė gerai, tačiau taškų pelnyti Jordanui Watsonui nepavyksta. Žemaitis parodo, kaip tą reikia daryti. Anksti jos Pasvalio Pieno Žvaigždės pabandė dabar paspausti savo varžovus pasvaliečiai, bet įveikia. Įveikia tą spaudimą Vilnių. Iškevičius. Miniotui. Tabas prieš Miniotą ir čia be didesnių sunkumų. Kozys. Nieko nelaukdamas atakuoja krepšį iš toli ir tą sėkmingai. Tai priartėja aikštelės šeimininkai. Beručka. Prieš jį Watsonas. Beručka nesiskiria su kamuoliu, veržiasi iki galo pats ir pelno. 3,5 minutės po ilgosios pertraukos jau ištiksėjo. Beručka. Įmeta arčiau krepšio kamuolį Kristianui Mekovulu ir pastarasis. Žemaitis atakuoja krepšį iš toli ir Kristupas Žemaitis. Puikiai aikštelė šeimininkų gynyba. Martynas Arlauskas greitajame puolime taškų nepelno pats. Ima kamuolį, tačiau ir antruoju bandymu nepavyksta pelnyti taškų, o čia Beručkos jau niekas nebeuždengia. Turmanas prieš Arlauską. Puikiai ginasi Arlauskas, o čia štai tokius pylimų taškus pelno Kristianas Mekovulu. Tiesiog per tinklinį įmuša tiesiog kamuolį į krepšį ir vėl išveda savo komandą į priekį. Vėl taškai. Skiria komandas. Čia puikus perdavimas ir 2 taškai, kuriuos pelno Brandonas Tabas. Tačiau dėmesio vertas ir Jarumbausko perdavimas. Čia tikslus tolimas metimas. Taškai įskaityti. Paskutinė minutė čia jau tiksi. Pusantros lieka žaisti iki 3 rungtynių kėlinio pabaigos. Beručka. Taip, atakuoja krepšį ir savo firminius kulokus kelia į viršų. Tikslus Beručkos tolimas metimas. Na čia ir Regimantas Miniotas 2 taškai su varžovo pražanga. Štai taip greit ir lengvai išgliaudo
Arnui Beručkai, prieš jį Watsonas. Beručka. Čia kamuolį Minetui. Minetas iš toli atakuoja krepšį taikliai. Netaiklų metimą. Vėl 3 taškai. Skiria komandas. O laiko lieka vis mažiau. Dagičius. Vitalijui Kozijui. Vitalijus Kozijus iš toli netaikliai, tačiau dar vieną kamuolį puolime ima. Turmanas ir dar kartelį pelno taškus antruoju bandymu. Kokį kovingumą demonstruoja dabar Martynas Arlauskas, tiesa nepavyksta jam atsikovoti kamuolio. O kitoje aikštelės pusėje nebespėja. 9-osios pergalės šiame BetSafe LKL čempionate. Kozijus įveikia varžovų gynybą. Žemaitis. Arčiau krepšio pats ir Kristupas Žemaitis. Nepaspaus savo varžovus, tačiau greitai sugrįžta į savo aikštelės pusę. Jarumbauskas klysta.